Tradicinis mėnesio pabaigos Lapino klausimų ir atsakymų video. Pradedam! Pijus Gamer 69 iš YouTube klausia, ar žaistum Minecraft, jei jis nusikeltų į tada, kai jis atsirado. Tai, pats pirmasis Minecraft buvo tik tais iš 2 blokų, paprasto žemės bloko ir akmens skaldos. Tai, tas nelabai įdomus, nes nelabai ten ką gali ir nuveikti. Bet jeigu mes kalbam apie, sakykim, tuos alfa, gal net pre-alfa, ten kaip vadinasi, tiksliai dabar nepasakysiu, bet jau tuos pirmuosius Minecraftus, kurie buvo panašus į, šiandieninį, sakykim, Minecraft žaidimą, tai tuos pabandyčiau pažaisti, kodėlgi ne. Parašykite, jeigu norit pamatyti, kaip žaidžiu labai seną Minecraftą. Greta Ginienė iš YouTube klausia, ar tau patinka Technoblade? Aš asmeniškai Technoblade daug video nesu matęs, gal tik kelis, bet žinau, kad Minecraft bendruomenė jį labai myli, ta prasme net Minecrafto filme jis buvo, sakykim, taip paminėtas, mes matėm paršiuką su karūna. Negaliu pasakyti, ar man jis labai patinka, bet manau, kad tikrai geras youtuberis buvo. Beaver iš TikTok klausia, kokia Minecraft versija, Java ar Bedrock? Man asmeniškai tik tais Java, aš Bedrock versijos nelabai mėgstu, man iš vis jinai tokia nesąmonė atrodo, kaip galima žaidimą padaryti tokį patį, bet ir skirtingą tuo pačiu metu ir dar padaryti kažkokią ekonomikos sistemą, kur, ta prasme, Java versijai tu gali tą gauti visiškai nemokamai, ten, sakykim, susimodint, ar tiesiog patys žmonės tą sukuria, o Bedrock versijai tu dar už tai pinigus turi mokėti. Man kažkaip biški nelabai. Parveikis pabrukimo brūkšnys baravykas iš TikTok klausia, ar pažįsti Edvi youtuberį? Kaip žmogus aš jo nepažįstu, bet žinau, kad irgi kelia Minecrafto video, tai ką žinau, Edvi, jeigu žiūri, gal kokį video kada kartu wink wink. N pabraukimo brūkšnys noriu iš TikTok klausia, kiek iš viso yra gyvūnų Minecraft? Tai šiaip visur tie skaičiai labai stipriai skiriasi, pats aš suskaičiavau, jeigu tokius, sakykim, be variantų, tai 47 berods, bet jeigu mes ten imsim visas žuvytės, kurių ten variantų skirtingų yra, sakykim, virš 3000, tai, jūs suprantat, skaičiai yra tikrai dideli. O dabar atėjo laikas juokingų atsakymų rubrikai. CR7 klausia, kodėl tu tai keli? O kodėl tu tai rašai? Lietuviški 753 klausia, ar turi namie creeper? Jo, žiūrėk, tuoj sprogs. Lapinas iš Red Fox Cloud sako, juodojo penktadienio nuolaidos eina į pabaigą, paskubėk. Iš tikro, jei norit ant kalėdų su draugais eglę pastatyti Minecraft'e, tai čiupkit, kol dar turit gerą nuolaidą. Gaming 2025 sako, okei. Okei. Žygimantas sako, liuks. Liuks ir tu, Žygimantai, tik nelabai galiu parodyti su kvadratiniam rankom, supranti. Štai ir viskas, kitas atsakymo video bus per šventes, tad nepamirškit užduoti klausimo apie kalėdas. Gal net ir dovanų daugiausiai širdelių surinkusiam komentarui padovanosiu.